Sveiki! Šiame vaizdo įraše trumpai pristatoma, kaip nustatyti savo Landroid. Tai atlikę galėsite atsipūsti. Visi pjovimo darbai bus padaryti už jūs. Nustatyti Landroid paprasta. Pakuotėje rasite viską, ko reikia. Jūsų vejoje tikriausia yra kietų kliūčių, į kurias galima atsitrenkti, ir kitų sričių, kurių turėtų vengti Landroid, pavyzdžiui, gėlių lysvės, tvenkinys arba kelias. Landroid darbo ribas nustatykite ribojamojo laidu. Šiuo laidu ištisinę kilpą apjuoskite ribas ir kliūtis, kurių jūsų Landroid turėtų vengti. Apribotame plote Landroid dirbs laisvai ir saugiai. Jei Landroid atsitrenkia į kietą kliūtį, jis atsitraukia ir pakeičia kryptį. Jūsų Landroid taip pat vengs sričių, kurias pažymėjote ribojamojo laidu. Įsivaizduokite, kad tai jūsų veja. Šiais kūgiais apibrėžiamos jos ribos. Tai gali būti gyvatvorė, kelias, siena, tvora ir taip toliau. Laidu nustatydami ribas galite valdyti Landroid judėjimą. Pažvelkime, kaip tai padaryti. Nutiestas ribojamasis laidas sudarys nematomą tvorą. Ribojamasis laidas ne tik nustato pjovimo plotą, bet ir nukreipia jūsų Landroid į krovimo bazę. Baigęs pjauti arba prireikus krauti, jūsų Landroid ras kelią į krovimo stotį. Pirmiausia, turite pastatyti krovimo stotį. Kadangi bazinę stotį turėsite jungti į elektros lizdą, pastatykite ją palei išorinę ribą, plokščioje, lygioje ir patogioje vietoje. Krovimo bazė planuojamo tiesti ribojamojo laido išeities ir grįžties taškas. Galinėje bazės pusėje yra du gnybtai, skirti laidui prijungti. Maitinimo tinklo laidas prijungtas prie kintamosios nuolatinės srovės transformatoriaus. Viena krovimo stoties pusė yra atvira, kad Landroid galėtų pasiekti krovimo taškus. Grįždamas į krovimo bazę, Landroid visada juda maršrutu prieš laikrodžio rodyklę. Štai kodėl bazę turite pastatyti taip, kad krovimo stoties rodyklė būtų nukreipta į vejos pusę. Bazę reikia statyti išilgai tiesios linijos taip, kad keletą metrų nuo jos priekinės ir galinės dalies nebūtų jokių nelygumų arba kliūčių. Tada Landroid galės lengvai pasiekti krovimo bazę. Dabar pažvelkime, kaip tiesiamas ribojamasis laidas. Pradėsime nuo krovimo stoties. Ribojamąjį laidą prie vejos paviršiaus tvirtinkite rinkinyje esančiais kuoleliais. Ribojamasis laidas nuo vejos pakraščio turi būti nutolęs 45 cm. Kuolelius vieną nuo kito reikia smeigti 50 cm atstumu, kad laidas būtų patikimai įtvirtintas. Bėgant laikui, laido nebesimatys, jį uždengs auganti žolė ir dirvožemis. Staigius posūkius paverskite tolygiais vingiais. Ribojamasis laidas nustato Landroid teritorijos išorinės ribas, kad būtų išvengiama tokių sričių kaip gėlių lysvės. Norėdami pažymėti tokias sritis, nukreipkite laidą nuo išorinės ribos. Juo kilpą apjuoskite gėlių lysvę, o tada vėl prijunkite prie išorinės ribos, kaip parodyta čia.
Laikykite laidus vieną šalia kito, kai jie eina nuo išorinės ribos ir atgal. Kai laidas iki galo nutiestas ir jūs tenkina, pasilikite vieną atliekamą metrą ir jį nupjaukite. Dabar, naudodami pateiktas vinis, pastatykite krovimo bazę nuolatinėje padėtyje. Atpjaukite du laido galus taip, kad jų ilgio pakaktų gnybtams pasiekti, o tada galus išardykite. Iš galinės bazės pusės išeinantį galą prijunkite prie raudonojo gnybto. Po baze esantį laido galą prijunkite prie juodojo gnybto. Dabar galite įkišti maitinimo laidą į lizdą. Šio maitinimo laido ilgis 20 metrų. Atkreipkite dėmesį, kad ribojamojo laidu teka itin silpnos įtampos elektros srovė, todėl ir jūs, ir jūsų augintiniai bus visiškai saugūs. Pažymėjus Landroid teritoriją ir paruošus krovimo stotį, belieka užprogramuoti darbą. Užtruksite dar keletą minučių, tačiau tai daryti verta. Po šio etapo vejos patys galėsite nepjauti niekada. Žiūrėkite pakuotėje pateikiamą trumpąjį programavimo vadovą. Šį vadovą laikykite saugioje vietoje, kad juo galėtumėte pasiremti ateityje. Su Landroid visada būsite padėties šeimininkas. Jis nuolat kruopščiai prižiūrės jūsų žolę. Dėl dažno pjovimo žolė bus tokia trumpa, kad jos niekada nereikės grėbti. Jūsų Landroid dirba itin tyliai. Taip tyliai, kad jį netgi galima užprogramuoti dirbti naktį. Jūsų Landroid nepaisys segmentų, kur viename griovelėje yra du laidai. Lyjant, Landroid automatiškai nustos pjauti ir grįš į krovimo vietą. Tačiau ne dėl to, kad bijo lietaus, o todėl, kad šlapios žolės pjovimas nėra efektyvus. Jūsų Landroid sukurtas ir pagamintas taip, kad užtikrintų saugą ir apsaugą. Galite nustatyti apsaugos PIN kodą, kad juo negalėtų dirbti neįgalioti asmenys ir išvengtumėte vagystės. Landroid sukūrėme taip, kad jis tikrai būtų saugus. Geležtė įtaisyta toli nuo mašinos krašto, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų. Be to, įtaisyti kėlimo jutikliai, kurie iš karto sustabdo geležtę, jei kas nors mėgina mašiną pakelti. Žiūrėkite naudotojo vadovą, jei norite daugiau informacijos apie nustatymą ir darbą. Paaukoję šiek tiek laiko Landroid nustatyti, dabar galite atsipūsti ir mėgautis žinodami, kad daugiau niekada nereikės pjauti vejos.